Mamos, žinokit, beprotiškai bijo, kad dukros išsirinks netinkamą vyrą. Mano santykiai ankstyvo amžiaus, man jie netrodo, kad kažkur nuves. Nesigauna santykiai, tai po to būna nepatogu. Pamatai žmogų, visada jį turi nužiūrėti. Tu mokai vilką medžiot, o pati esi avelė. Ai, paauglystėje tie santykiai vis tiek kažkur nueis ir nepaeis, ar ne? Kam tada iš vis ten buvo tie santykiai? 12 metų santykiai, jie netrodo jokie rimti. Bet kas aš toks, kad drausčiau jai su juo draugauti. Gal tu turi instrukciją? Labas. Šiandien pas mus, žinokit, plotas. Nėra Jurgos. Sveiki prisijungę į Gal tu turi instrukciją tinklalaidę. Ir šiandien su manimi yra du jauni, žavūs žmonės. Tai Austėja, labas. Sveiki. Ir Donatas. Sveiki. Austėja ir Donatas yra iš Vyrų kalvės ir Ūmos. Tai man šiandien labai pasisekė turėti juos kartu čia šalia, nes aš nesenai žiūrėjau tokį įrašą ir jame mačiau, tai jūs man papasakosit gerai, aš jame mačiau. Įsivaizduokit, mergina pasidėjusi telefoną filmuoja ir matau, kad kažką tuoj praneš draugiam. Spėkit, ką jinai praneša jom? Kažkodėl pirma mintis kilo, kad jinai neš čia, bet... Man irgi. Ne, dar ne tai. Manau, kad jai koks 14-15 turbūt. Jinai praneša, kad jinai pagaliau turi vaikiną ir ten draugės, įsivaizduokit, klykia, apkabina, sveikina ir taip toliau. Aš taip žiūriu ir galvoju, čia taip būna ar ne? Tai jūs man dabar papasakot. Čia jūs taip, Austėja, gerai, tenai buvo merginos ar ne? Austėja, čia taip darot, viskas čia, kaip, papasakok man. Kaip būna, kai turi vaikiną? Gal, nežinau, ar tu turi ar ne, gali neišsiduoti į paslaptis, bet gal tu esi mačius, papasakok. Na, tai ne, aš neturiu kas slėpti, aš vaikino neturiu, nes man dar nėra toks pilnas amžius, kad aš galvoju, kad man reikia susikoncentruoti santykius, nes manau, kad yra svarbesnių šiek tiek dalykų gyvenime negu santykiai, bent jau mano amžiaus. Bet tarp merginų, taip, mano kelios draugės turi vaikinus, bet aš džiaugiuosi už jas, jeigu jom tai yra gerai ir jeigu jos yra laimingos, bet aš nėra, kad labai ten klykauju ar kažką ir, ta prasme, kad čia sveikinu, likčiau, nežinau, kažkas wow būt. Gerai, tu kalbė apie amžių, galėtum pasakyti, kiek tu metų? 15. 15. Gerai. Donatai, kaip tu turi merginą? Dabar ne. Dabar ne. Bet jeigu sakai dabar ne, esi turėjęs vadinasi, ne? Jo, aišku. Gerai. Kaip praneši savo draugam, kad turi merginą? Aš šiaip stengiuosi nesakyti, kuo ilgiau kiek išeina, nes tai tada būna toks jausmas, jeigu pranešu, tai lyg tokį kaip prakeiksmą uždedu ant tų santykių, kuriuos dabar turiu. Ir taip pat logiškai mąstant neapsimoka pranešti, nes jeigu nesigauna santykiai, tai po to būna nepatogu. Tai jo, bet visą laiką, man rodos, kiek esu turėjęs, bent jau kol buvę šiek tiek rimčiau esu pranešęs, bet dažniausiai būna taip paprastai, kad kai sėdim kartu ten kokiam Discord'e ir kalbamės per žaidimus, tai tiesiog taip užeina, kad paskau čia dabar su drauge buvau susitikęs ir taip paprastai. Bet labai nesigilina ir tikrai taip nesidžiaugia už mane. Dažniausiai būna, kaip tik man rodos, labiau atvirkščiai, kad čia mergina įdomu, kiek išbūsit ir taip ciniškai ir panašiai. Aha. Ir tu tai paminėjai, aš dar prie tavęs, Austėja, grįšiu prie tų santykių, kad ten, sakai, kad manai yra svarbesnių dalykų, man labai įdomu paklausti, norėsiu paklausti. Donatai, o gerai, tu sakai, kad nepatogu bus, jeigu išsiskirsim. Šiaip mano močiutė sako, nepatogu tik ant lubų gulėti, tai tu papasako, kas tokio nepatogaus, kai tu išsiskiri ir jau būni supažindinę su draugais? Man šiaip šitie santykiai, ypač paauglystai, taip juokingai biškiai atrodo. Išsiskiria ir čia vaikinas, čia nelabai truputuką nesąmonė yra tai visą taip sureikšminti. Tai yra tiesiog paprasta draugystė. Jinai kažkur galbūt nueis, paauglystėje tikriausiai ne. Juk nėra žmonės dažniausiai susitokia tokie amžiai. Tai čia joks išsiskirimas nėra, tiesiog nutrūksta santykiai. Tai aš, taip, cringe'inu truputuką iš viso šitą. Ir, nepatogu, nes, tai buvo ir nepavyko. Ir čia
nežinau, kažkaip atrodo lyg, nu, kai kažkas neišeina, tai vis tiek yra toks šiek tiek gėdos jausmas, tai dėl to. Atrodo, kad susimoviai? Jo, aišku. Okay. Gerai, bet tu sakai, kad paauglystėje tie santykiai vis tiek kažkur nueis ir nepaeis, ar ne? Tai kam tada iš vis ten buvo tie santykiai? Jo, tai tada irgi toks būna klausimas, kam iš viso tada tų santykių reikia. Manau, kad atsakymas tam yra tiesiog, kad patirtis būtų ateities santykiam, nes palyginus, kaip pirmi bandymai buvo su merginom ir koks buvo paskutinis, tai drastiškai skiriasi, tiesiog reikia tos patirties. Tai man gaila vaikinų, kurie visiškai nebando savo sėkmės su merginom, nes jie prasileidžia. Tiesiog. Ką tavo žodžiais reiškia nebando sėkmės su merginom? Reiškia, nu pavyzdžiui, vienas draugas iš vyrų kalvės, jisai sako, kad tai ta mergina atsiras automatiškai, aš čia nieko per daug nedarysiu. Ir, nu, toks požiūris yra labai suprantamas ir manau, kad teisingas kažkiek, bet iš savo pusės reikia įdėti pastangų, nes tada nieko nesigustam. Pavyzdžiui, ta mergina bandys pati kažką su tavim padaryti, matys, kad nėra jokio atsako iš tavo pusės ir tiesiog nutrūksta santykis. Tai dėl to, manau, reikia truputuką įdėti pastangų pačiam. Gerai, bet aš noriu dar paklausti tavęs, ar aš gerai girdžiu, kad paauglystėje turėti santykius yra lyg treniruočių aikštelė? Jo, tikrai taip. Okay. Gerai, ačiū, Donatai, kad pasidalinai. Austėja, grįžtu pas tave, ar ne? Aš išgirdau, kad tu sakei, yra svarbesnių dalykų negu santykiai. Tau 15, aš esu girdėjus, kad mergaitės nuo 12-13 jau tenais mums reikia vaikinų ir taip toliau, ir ne, jau gal ten net ne vieną turėjo, nežinau kaip būna, bet aš tikrai esu girdėjus, kad nuo 12-13 metų kartais pradeda vaikinus turėti merginos, tau 15 ir tu sakai, kad yra svarbesnių dalykų. Kaip tu prieėjai vat tokio sprendimo, kad yra svarbesnių dalykų? Nu tai man santykiai ankstyvo amžiaus, man jie netrodo, kad kažkur nuves. Nu, va, teisingai sakė, tai yra kažkokia patirtis, bet, nu, pavyzdžiui, aš manau, yra tikrai tiesiog va, tų svarbesnių dalykų, ką tu turėtum koncentruotis labiau, nes vis tiek tu dar augi, tu dar bręsti ir atrodo, kad dauguma tiesiog bando kažkaip susirasti tą, nu, vaikiną, merginą, tiesiog, kad pažiūrėti arba atrodo, kad čia yra labai faina kažkas ir bet labai jam patinka. Bet aš manau, kad jie patys dar nežino, ko jie tiksliai nori ir dėl to sakau, kad reiktų pirmai koncentruotis galbūt į save, supras, ko tu nori, kas tau patinka, nu ir jo. Mhm. Tiesiog toks, aš girdžiu iš tavo atsakymą, kad toks į savęs leistis, ar ne? Į santykį ne su kitais, o su savimi, ieškoti, kas tau pačiai patinka. Nu, tipo, aš nesakau, kad yra blogai leistis su kitais į santykį, bet aš manau, kad pirmai reikėtų vis tiek žinot, kas tau patinka, ko tu norėtum ir nu, kaip tu įsivaizduoji. Ir vis tiek dar gal biški paaug, nes, pavyzdžiui, 12-13 metų santykiai, jie netrodo jokie rimti, nes, nu, kažkaip, nežinau, man atrodo visiškai per jauna ir tiesiog toks keista labai. Tai aš manau, reikėtų vis tiek paaugti ir jo, nu tiesiog, kai tu jau biški labiau pradedi bręsti, taip tau gali būti pirma tokia meilė, bet aš kažkodėl manau, kad jinai vis tiek neišsilaikys, nes, nu sakau, čia irgi tiesiog toks kaip ir pabandymas būt, kaip tu sužinot, ko tu iš tikrųjų nori iš partnerio, kaip tau sekas būt ir supras, kaip tu veiki su kitu žmogum. O ką tu manai apie Donato atsakymą, kad, nu kaip aš apibendrinau, kad tai yra kaip treniruočio aikštelė. Nu, va, susitinka, pabūna, pastreniravo, nes, va, jisai gali net palyginti, ar ne, kad pirma mergina aš taip bendravau, su kita jau kitaip, nu, labai faina, na, tai kad reflektuoja ir pastebi, ar ne, kur yra, kur tu paaugai. Bet ką tu manai apie tai, kad, va, vaikinas sėdi čia šalia ir jis, va, taip pasakoja, kad, nu, va, čia kaip treniruočio aikštelė. Nu, man biški keista, nes vis tiek moteris ir vyrai biški santykius mato, nu, kitaip, nes vyrai mato vienaip, merginos mato kitaip, vaikinai nori vieno, merginos kito ir tiesiog yra labai, nu, tipo, sunku ir keista galbūt priimta nuomonė. Tai, nežinau, aš neturiu kažką labai dar nusistatymo, tai negaliu sakyti. Gerai. Tu prieėjai prie tokio labai faino momento, kad vaikinai ir merginos mato santykius skirtingai. Aš jūs pakviesiu pažaisti. Gerai, sutinkat? Žaidimas bus tiesiog toks, kad jums reikės pasimti po vieną lapelį, po rašiklį, aš užduosiu jums klausimą, o jūs kiekvienas atskirai užrašysit atsakymą. Ok, tai pasimkit lapelį. Tai pasiruošę.
Pirmas klausimas, tai turėsit užrašyti atsakymą. Kaip jūs manote, kas turėtų pirmas žengti žingsnį, norint parodyti, ar ne, santykiuose kažkokią iniciatyvą? Tai vaikinas ar mergina turėtų pirmas žengti žingsnį? Donatai, nenusižiūrėk. Skirmas jau parašiau. Galite parodyti atsakymus. Įvairiai ir vaikin. O ką reiškia V? Nu tai aš tiesiog įvairiai, nu sakau, priklauso, ant kiek tu būni su žmogum, bet labiau vaikinas, čia toks, labiau vaikinas. Bet tu būtum nieko prieš, jeigu pati galėtum parodyti. Jeigu tau labai patinka vaikinas, nu ir tu jau esi pasiruošusi santykiams, tu galėtum pirmą parodyti iniciatyvą? Jeigu aš jausčiau, kad turiu su žmogum connection kažkokį. Jeigu, nes nu, būna kartais tu pajuti, kad žmogus tave mėgsta, galbūt gal ne, kad jis kitaip elgiasi prie tavęs negu su kitais, tai jeigu kažką gal jausčiau, tai gal jau kažkokį daryčiau, nu, galbūt. Okay. Donatai, jeigu tau mergina rodo iniciatyvą, kaip tu elgiesi? Priimu ženklą, kad einasi gerai reikalai ir kad galima toliau judėti. Bet jeigu jinai pirmą pradėjo. Santykius. Tai reikia tada kitą kartą jau pačiam parodyti tą iniciatyvą. Nu, turi būti tolygus tas apsikeitimas dėmesio. Gerai, kitas klausimas. Kas pirmiausia patraukia tavo dėmesį, kai simpatizuoji žmogui? Galima biškai plačiau apibūdinti. Gerai. Pamatai žmogų, kas iš karto tau krenta į akis. Bet čia kalbam apie, ar ne, vaikinus, tau apie merginas. Į ką iš karto atkreipi dėmesį? Iš ko tu pamatai žmogų ir galvoji, jisai man patinka. Iš ko nusprendai? Čia kaip tiksliai reikia atsakyti. O tau reikia kiek žodžių? Na gerai. Tiek, kiek gali savo šiandien leisti, gerai? Čia arba labai lengva atsakyti, arba sunkiau. Taip. Išvaizda abiems. Taip papasakokit. Na, vaikinai, vyrai apskritai yra labiau tokie vizualūs padarai negu moteris. Dėl tos priežasties, pavyzdžiui, moteris dedasi makiažą ir panašiai, o ne vyrai. Nes jos bando vyrų dėmesį atkreipti. Tai pats pirmas dalykas yra išvaizda, kuri patraukia dėmesį. Jeigu man mergina nėra graži, aš tikriausiai net nekreipsiu dėmesį į ją. Visiškai. Arba jinai bus tiesiog draugė ir nebus jokių papildomų bandymų kažką nuveikti. Dar nori pridėti ką nors? Merginų, nu, abiem lytim yra tas dalykas, kad pats pirmas įspūdis yra išvaizda, bet merginom, man atrodo, labiau toliau jau svarbu pačio vyro elgesys ir jo, kaip lietuviškai, veiksmai, negu vaikinam. Vaikinam, pavyzdžiui, man atrodo, netaip stipriai rūpi, kokia yra, pavyzdžiui, merginos socialinė padėtis ir panašiai. Jeigu jinai graži, tai jinai tikriausiai bus bent jau kaip variantas, kaip pasirinkimas. Tai va. Labai norėčiau nert dar giliau. O šiaip tau svarbu, kaip tu atrodai prieš kitus? Ja. Jeigu gerai atrodai, tai yra kaip lifehackas. Todėl, pavyzdžiui, salė, ypač vaikinam, yra labai vėlgi toks lifehackas, kad jeigu tu eini į salę, aktyviai sportuoji, tai tiesiog tu savo išvaizdą gerini, tai jau žmonėm labiau patinki, dar pasitikėjimą savimi didini, tiesiog stipriai, žodžiu, vien tik pliusai, o trūkumai yra, kad tu investuoji kelias valandas per dieną, tai čia žiauriai apsimoka. Gerai, ačiū, Donatai. Austė, išvaizda. Nu, aš tai dažniausiai, nu, ir kiek žinau iš draugų, nu, iš savo draugių, tai visada, kai, nu, pamatai žmogų, visada jį turi nužiūrėti. Nu, visada nužiūri, kaip jis apsirengęs, kokie plaukai, kokia veido išraiška, akių spalva. Ir šiaip dauguma merginų labai jos yra nusistačiusios, ar jos nori
blondino, ar jos nori rudaplaukio, ar jos nori žaliuokių, ar mėlynų. Ir kaip rengtųsi. Ir man irgi yra svarbu išvaizda, bet man nėra taip svarbu, kokios spalvos jo akys, plaukai, ar jis yra raumeningas, ar kūdas. Taip pat taip norisi kelius tos lūkesčius turėti, bet čia yra toks kaip neprivalomas dalykas, kurį turi vaikinas turėti, nes yra visokių ir reikia visus juos priimti. Ir ne į tą reikia daugiausia kreipdėmesio. Aš labai tikiuosi, kad jūs tą podcastą, šitą laidą pamatysit po kokių 10 metų. Labai norėčiau išgirsti, ką sužinoti. Tik jeigu po 10 metų žiūrėsit, parašykit komentarą, gerai? Jo. Čia aš kalbu apie tai ir tai, gerai? Gerai. Apie draugus dar čia pakalbėjot, ar ne? Čia reikės atsakyti tiesiog taip ar ne. Ar viskas jums okei su tuo būtų, ar viskas jums būtų gerai ir jums tiktų su tuo, kad, pavyzdžiui, tavo vaikinas turėtų draugių, geriausių draugių, o tavo mergina turėtų geriausių draugų vaikinų. Ar čia jums okei ar ne? Oi, čia taip ar ne. Kas yra per vidurį? O kaip čia per vidurį? Ir taip ir ne, nes labai priklauso, kokie santykiai tarp jų, nes vis tiek atrodo, kad didelį dėmesį, pavyzdžiui, jeigu mano vaikinas turėtų geriausią draugę merginą, aš nebūčiau labai nieko prieš, nes tai yra normalu, bet vis tiek būtų labai keista, kad aš einu su jie susitikti, aš einu su jie ten pavakarieniauti. Ir toks biški yra tas ir rizika, kad galbūt ten kažkas tarp jų gali įvykti ar dar. Ir kyla tas toks ir nepasitikėjimas ir toks, blemo, toks nefainas dalykas, nes norėtųsi, kad ir jis tau dėmesį duotų. Ja, tas pats. Reikėtų dalintis dėmesio, ne? Čia ne dėl dėmesio labiau, o dėl tos rizikos, kaip minėtas. Jeigu vaikinas yra draugas nuo vaikystės, tai tada okei, bet jeigu jis yra kažkoks pasas, kuris galbūt slaptoje turi tokių pat lūkesčių kaip ir tu, tai tada nelabai, bet kas aš toks, kad drauščiau jai su juo draugauti taip pat. Kokį patarimą duotum draugiai, jeigu jinai būtų tokioje situacijoje? Kad jinai draugauja su vaikinu, bet jis turi geriausią draugę. Ir jinai tai bijo šiek tiek. Aš galiu pirmas. Gali. Aš tiesiog tada siūlyčiau susipažinti su tuo draugu, jį pažinti patį. Gal tas čiūvas yra visai maladėts. Tai tada jau koks skirtumas. Arba gal jis tau pačiam patiks ir jūs patys tapsi draugais. Jo. Geras, ačiū. Jo, šiaip aš sutikčiau, aš labai nesugalvojau, galbūt irgi kažkaip tiesiog siūlyčiau pasikalbėti su juo, kaip tu jauties ir kaip jis iš savo pusės, bet jo, tas susipažinimas geras, nes vis tiek tu žinai moterį, vyras į vyrą, tai tiesiog supranta vienas kitą geriau. Gerai, ačiū. Matau gerą patarimą, davai netaustėjai tik. Koks elgesys ar savybė tave labiausiai atstumia? Čia jau ne apie išvaizdą kalbam. Elgesį ir savybę. Man tai keiksmažodžiai. Aha, gerai, jau net. Ypač rusiški. Ir man nepatinka septum piercingas. Man labai nepatiktų, kad keistų savo personalities, tipo around people. Aš nežinau, kaip tiksliai dabar išversti. Keisti savo, asmenybę būtų dviveidis, ar ne? Jo, ta prasme, kad dėtųsi kaukės prie visų, prie tavęs yra vienas, prie kitų yra kitas. Tiesiog aš norėčiau pažinoti žmogų toks, koks jis yra iš tikrųjų ir man būtų fainiau kaip tik matyti, kad toks, koks jis yra, kaip ir jis bendrauja su kitais. Kad nebūtų toks, kad tu matai kaip jis su vienais, kaip su kitais, nes yra tada labai sunku pažinti žmogų ir jam pačiam yra sunku, nes kiekvienas žmogus, kuris užsideda kaukės, jam nėra lengva. Ir tada bando kažką, biškiai gal pasirodyti kažkoks ar dar, ir to nesinori. Tai tiesiog norėtųsi, kad būtų atviras. Atviras prie tavęs ir prie kitų taip pat, ar ne? Ką tu manai apie tai, Donatai? Jo, tas pats. Man labai nepatinka žmonės, kurie mano akise apsimetinėja. O kiek jums patiems pavyksta būti atviriems visur? Man atrodo, aš aplinkoje per daug atviras esu ir prieš mane dėl to nemažai kas nusistato, nes aš išreiškiu savo nuomonės, kurią daug kas gali nesutikti. Tai, manau, man visai neblogai iki neigiamos pusės kartais reikia priimti tą kaukę. Jos egzistuoja dėl geros priežasties. Kaip taustė? Man gan sekas būtų atvirai, sakyčiau. Aš nesistengiu labai prie visų būti atvira, nes tam tikromis temomis
aš negaliu būti tokia, nes aš vis tiek galbūt nepažįstu žmogaus arba nežinau, kaip jis gali reaguoti. Tai aš mėgstu būti atvira prie tų žmonių, prie kurių aš tikrai galiu būti atvira. Prie tų, kurie aš žinau, kad tikrai manęs nieko man nepadarys, nieko prieš mane nepanaudos ir aš galiu jais pilnai pasitikėti. Tai aš esu pakankamai, ta prasme, prie kitų aš stengiuosi būti atvira, bet aš negaliu visiškai, aš vis tiek turiu tas ribas. Okay. Aš įsivaizduoju, kad jaunam žmogui yra labai slidu pasakyti kažką netokio, pasakyti kažką ne taip. Mano akimis, man atrodo, kad jis gali būti labai greitai atakuojamas kitų. Kaip tu, Austėja, paminėjai, prieš tave gali būti panaudota kažkas, ar ne? Jo, mes šiais laikais gyvenam tokioj visuomeniai, kur yra labai čia propaguojama tolerancija ir mes čia vis tokie tolerantiški ir priimam visus, bet vos tik tu pasakai kažką, kas kitiem nepatinka, tai iš karto tolerancija tampa netolerancija, kuri pati apsimetinėja toleranciją ir esi atakuojamas ir atstumiamas kitų. Ir pavyzdžiui, čia dabar esančių žmonių, kurie pasisako, aš jais labiau tikiu negu paprastų žmogum, kuris savo nuomonę išreiškia, nes čia žmonės praėjo umą, aš praėjau vyrų kalvę, tai mūsų tas atvirumas yra, manau, labiau išvystytas. Geras, ačiū, kad pasidalinai. Okay. Čia laikas kėdėse labai greitai eina, bent jau man, nežinau kaip jum. Jau. Norėtume dar pakalbėti, matau, ar ne? Nes aš dar tikrai turėjau jums klausimų, bet dabar noriu grįžti dar į tą santykių temą. Ir kiekvienas jūs turit po savo kamerą ir prašysiu duoti instrukciją mamai, kuri žino, kad jos dukra vis tiek kažkada susiras vaikiną, ar ne? Bet tu irgi duosi instrukciją mamai, kaip vaikinas, nuo vaikinų pusės. Kad jinai vis tiek kažkada susiras vaikiną, ar ne? Kaip mamai nustoti nerimauti, bijoti, kad susidės su netinkamu, kad ką daryti mamai, ar ne? Jinai mamas, žinokit, beprotiškai bijo, kad dukros išsirinks netinkamą vyrą. Ką daryti? Aš galiu įsiterpti. O jeigu, pavyzdžiui, mano mama nebejoja, nes mes, pavyzdžiui, kalbam su mama ir aš jį vis tiek ir pasakom ir mes kalbam apie santykius, nes mes pakankamai atviros tapom per šį mėnesį būtent. Tai ir mano mama, aš sakyčiau, jinai tikrai nebejoja, nes jinai ir klausia manęs, ir jinai dalinasi savo patirtimi, tai aš nežinau, ką tada sakyti. Tai kokia ta instrukcija yra, kad jinai tavim nebejoja? Ką tu tokio padarai, kad jinai tavim nebejoja? Nežinau, aš tiesiog būnu atvira su mama ir dalinuosi taip, kaip man atrodo teisinga ir leidžiu mamai dalintis taip pat, kas jai atrodo reikiama, kad tiesiog sužinočiau viską. Tai jūs tarpusavėje komunikuojate ir jinai dalinasi savo patirtimi, o tu jai užduodi klausimus, ar tu daliniesi to, kas vyksta su tavimi? Ne, dažniausiai dalinamės taip, kas vyksta. Gerai. Tai ta instrukcija būtų tokia kalbėtis, dalintis. Tiek mamai, tiek dukrai, atvirai. Gerai. Primkim tai kaip instrukcija. Ir dar sakyčiau, nebijot kalbėti apie tai, nes tai yra tikrai svarbi tema ir labai daug kažkodėl paauglių bijo su tėvais kalbėti, nes jiem atrodo, čia yra nesąmonė, čia yra manęs nesupras, galvos, kad man patinka tas, o tėvai nenorės, kad man toks patiktų. Bet yra svarbiausia, kad jeigu tu kalbės su tėvais, jeigu tu aiškini, jeigu jie tau irgi padeda, tai aš manau, tikrai viskas susijęs ir svarbiausia kalbėtis. Ačiū tau. Donatai. Aš mamos kaip tik patarimų dažnai klausau, ką jinai pasakoja, bet pavyzdžiui, jeigu kažką jinai pasako, su kuo aš nelabai sutinku, tai aš jai tiesiog taip ir pasakau, primenu, kad tu mokai vilką medžiot, o pati esi avelė, tai gal tokį dalyką pasakyčiau mamom, kad lyčių rolės santykiuose yra kitokios. Ir tai, kas tinka moterim, nebūtinai tiks vyram ir manau geriau klausti tokių patarimų iš tėčių, brolių, iš vyriškos lyties. Tai tu kaip vyras rekomenduoji vyram ieškoti patarimų pas vyrus, ar ne? Taip. O moterim pas moteris. Taip. Aišku, į kitą pusę reikia atsižvelgti. Mano mama tai domisi santykiais, tai aš ją labiau linkęs tikėti
Jeigu jinai, pavyzdžiui, nestudijuotų šitą dalyką, tai aš tikriausiai labiau skeptiškai žiūrėčiau į tai, kai jinai man sako, bet kadangi jinai tai mokosi, tai man įdomu pačiam ir tai, kai jinai sako, atrodo teisinga, tai dėl to aš visiškai netmetu ir dažnai priimu tai, kai jinai man pasako. Bet kai jinai nesimokė, tai kai jinai man pasakydavo, skeptiškai žiūrėdavau ir daugiau klausdavau savo brolio. Tai va. Gerai, aš vis dar kabinuosi prie to žaidimų aikštelės. Gerai, įsivaizduokim, kad jauna mergina įsimylėjo vaikiną, o vaikinas tik treniravosi. Ir išsiskyrė. Mergina verkia, jai skauda, jos pirmoji meilė. Kokį patarimą duotum jos mamai? Čia lengviau duot patarimą pačiai merginai. Duočiau patarimą mamai pasakyti dukrai, kad, kaip sakė Austėja, kad geriau jaunom amžiui fokusuotis į save, ne į santykius, nes jaunom amžiui mes esame kaip jauni augalėliai ir jeigu jie, tarkim, atsiranda antras augalėlis ir jie pradeda kartu pintis, tai jų forma labai greitai gali deformuotis ir jeigu vienas iš jų staiga dingsta, tai tas augalas tikriausiai jau nebeužaugs, nes jis jau visas iškreivėjęs. Tai tiesiog nepriimt labai stipriai ir žiūrėti kaip į pamoką, kaip vaikinas žiūrėjo. Ir tiesiog atsiminti, kad patyręs vilkas yra geriau už du nepatyrusius. Wow. Ačiū Jums labai. Buvo beprotiškai įdomu ir aš norėčiau su Jumis dar pratęsti tų diskusijų ir užrašyti čia dar daugybę atsakymų. Ir norėčiau mamoms, gal žiūrės ir vaikinai, gal ir tėčiai, norėčiau tiesiog pasakyti, kad daugumoje mūsų podcastų mes vis tiek nueiname prie išvados, kad būtina kalbėtis. Kalbėtis atvirai ne tik paaugliams, bet ir tėvams. Tai aš labai linkiu Jums nuoširdaus atvirumo ir supratimo, meilės ir dėkingumo. Šiandien norėčiau užbaigti taip, tiesiog dėkingai ir atvirai ir eikit apkabinkit savo tėčius, mamas, dukras, vaikus, nes gal šiandien dar to nepadarėt. Ačiū, kad esat ir susitikim kitą kartą. Iki.